Šitas renginys parodė vieną dalyką. Sėkmė nėra tik išrinktiesiems. Taigi praėjo dar vienas didžiulis atomi renginys. Sėkmės akademija Bonoje, Vokietijoje. Liko labai daug teigiamų emocijų, motyvacijos, energijos ir dar daugiau noro judėti pirmin. Iš Lietuvos važiavo pilnas autobusas žmonių, pozityvių ir norinčių išgyvenimo daugiau. Ir žinote ką? Pirmą kartą tokiame renginyje viena iš oficialių vertimo kalbų buvo lietuvių. Didžiuojamės, kad vardas Lietuva skamba vis garsiau ir mes prie to prisidedame. Didžiulė padėka mūsų Kauno švietimo centro vadovei Linai. Jos indėlis į tai yra tikrai didžiulis. Ne veltui ji buvo pakviesta į sceną atsiimti apdovanojimų, nes mūsų centras vienas iš geriausių visoje Europoje. Džiaugiamės ir didžiuojamės. Sėkmės akademija tai renginys ne tik apie produktą, bet ir apie sėkmingas realias istorijas, kurios įkvepia. Jos parodo, kad viskas yra paprasta, jei tik nori. Kartais užtenka priimti sprendimą, eiti reikiamą kryptimi, daryti nuoseklų veiksmą ir tiesiog nenuleisti rankų. Dažnai atrodo, kad sėkmė skirta tik išrinktiesiems, bet kai pradedi bendrauti su žmonėmis, kurie jau pasiekė viršūnes, pamatai, kad jie tokie pat. Klydo, nemokėjo, abejojo ir pradžioje ne viskas buvo taip sklandu, kaip atrodo šiandien. Sėkmės akademija tai renginys, kur kiekvienas atomi narys pasiekęs daugiau yra pastebėtas. Tas jausmas, kai tave pakviečia ant scenos, pasveikina, įteikia gėles, yra nepakartojamas. Linkiu kiekvienam tai patirti. Renginys greitai prabėgo, bet emocijos liko ir jos neįkainojamos. Tikrai rekomenduoju dalyvauti tokiuose renginiuose. Na, o jeigu kol kas esi tik tas stebėtojas, dabar yra būtent tas momentas, kai gali būti tarp pirmųjų, o ne tarp tų, kurie pavėlavo. Jei jauti, kad nori daugiau pajamų, daugiau laisvės, daugiau prasmės, neignoruok to jausmo. Ateik ir pasižiūrėk, kaip tai veikia realiai, nes sekantis vardai, kurie skambės scenoje, gali būti tavo.